Ir dabar tu dar labiau galvoji, blemba, paimsi nelaisvę, tengi kankins, aš jau žmonai sakau, mes į Tailandą turim įskristi, sakau, reikia atšaukti kelionę, man, sakau, žaidimas. Niekada nesu matęs ar girdėjęs iš viso apie tokį žaidimo modą, nes pasijauti tokiam kaip realybėje, kaip kompiuteriniam žaidimui. Sveiki, šiandienos podcastą vesiu aš, Šarūnas, šiandien su manim taip pat Aidas už kadro, o Eimantas atostogauja. Šiandien pakalbėsim apie daug įdomių dalykų, bet pagrindinė tema yra mūsų buvęs Extraction žaidimas ir visi turbūt laukiam, iš karto einam prie žaidėjų komentarų. Sveikas, Mariau. Labas, Šarūnai. Kokie tavo įspūdžiai po pirmo žaidimo Extraction'o? Labai dideli, čia turbūt daug laiko neturim, kad viską išpasakot, galiu pasakyti tik tiek, kad grįžęs namo, kol visą įrangą, žinai, ten bandai išsidėlioti ir panašiai, 1,5 valandos žmonai ant ausų kaip atsisėdau, dar tai buvo, dar anai buvo, čia dar tą darėm, žinai, ir aną darėm. Ir pabaigojau, žinai, kai jau žmona sako, gal tau pavalgyti reikėtų ir toks, rimtai, aš žiauriai alkanas, žinai, tipo, nes jautėjau, kad atsimiriaugi, kad jėgų nebėra rankos, jau netgi drebo, ta prasme, kai tą įrangą keli ir, negerai, jo, pavalgyti, reikia pavalgyti, sakau, būtinai. Tai maždaug taip, žinai, ta prasme, 1,5 valandos išpasakoti, kaip nėra kas veikti buvo. Tai kas čia nutiko, kad grįžai alkanas? Nespėjai žaidimo metu pavalgyti? Supranti, ateini į bazę, atrodo, gerai, galėsim pavalgyti ar kažką, sėdi team lyderis, tu ten padarai kažkokią misiją, ar mirėjai, ar dar kažką. Ir jis sėdi team lyderis, geras, tarp kitko buvo, žmogus labai fainai vedė, labai gerai palaikė savo scenarijų visą. Ir sako, žiūrėkit, turiu jums įdomią misiją, čia reikia tą ir tą padaryti. Ir ten maždaug reikia nueiti pas barigas, ten iškeisti kažką, žinai, ar panašiai. Ir tu taip, okei, paskui pavalgysiu, tipo, viską šykė, varai, padarai misiją, ten, jeigu viskas gaunasi, jėga, žinai, tipo, padariau misiją, varom ten su komanda, žinai, ten 5-6, grįžti atgal, dabar pavalgysim. Pakeliui pamatom, kad vaikšto, pamiršau, kai vadinasi, šnipas, špionas, kur buvo senukai du tokie ir panašiai. Paimi jį belaisvę, tada jį ten pakankina, dar kažką nusprendžiam, kad, reikia varyti minų, žinai, ieškoti. Ir tu, paskui pavalgysiu ir, žodžiu, visą žaidimą taip ir nesustojau, nes misija po misijos įdomu ir tu bijai praleisti, nes tiesiog įdomu yra. Tu nenori nei vienos misijos praleisti, nes visos buvo, ta prasme, viskas buvo labai įdomu ir kiekvieną kartą vis skirtinga vieta, skirtingai turėti, skirtinga komanda, nes vieni nori vieną daryti, kiti kitą, bet vis tiek susigrupuoja arba visa chebra sako, varam dabar reikia visiems, ten reikia užimti, žinai, kažką ir tu sėdi toks, gerai, atsigers, spėjau, varom, bus gerai, žinai, atsigeriau, bent jau atsigeriau, žinai. Tai kaip suprantu, taip įtraukė tave žaidimas, kad net nebuvo laiko pagalvoti ar sustoti akimirkai palsėti. Jo, tai ten, supranti, nėra kada, tu organizavai šitą žaidimą, tu žinai, kiek tu ten darbo įdėjai ir tu sąžiningai jo daug įdėjai dėl to, kad, sakau, tu grįžti, tu judi dėl to, kad nesidomu, supranti, nėra tokio, kai būna iš tikrųjų sunku žaidimai, kai priešininkai stipresni yra, tau neišeina gal žaisti, prasta diena, nes būna dienų, kai tu gauni vienus vartus tiesiog. Ir tada, galiu ramiai pavalgyti, žinai, pailsėti, atsigerti arbatos, o čia nebuvo tokio, nes tiesiog eini, nes tau visą žemėlapį reikia išvaikščioti ir išlakstyti ir panašiai, žinai. Daug misijų paminėjai, iš tikrųjų mes turėjom begalę sugalvoję ir pasiruošę misijų, net visų nespėjom įgyvendinti, bet kuri misija tau asmeniškai buvo įdomiausia? Jeigu galima, čia šiek tiek ilgesnė istorija bus. Žodžiu, gavo misiją, kad reikia perduoti linkėjimus nuo medikų barigom. Ir reikėjo uždegti petardą ir įmesti jiem į patalpą. Bet mes darėm dvigubą misiją, nes mes iš mūsų respo pasiėmėm dėžę, kurią turėjom parduoti barigom. Mes su jais ginčiojomės dėl kainos, jie siūlė mažesnę, mes norėjom didesnę ir, žodžiu, jie nenusileido. Tai mes padarėm tokį, žinai, vis tiek pardavėm, pasiėmėm šovinus, užsipildėm ir tada linkėjimus su petardą perdavėm. Bet garsas buvo, aš nežinau, ten petardą galingą davė mum, bet, žodžiu, tai buvo viena tokia iš įdomesnių misijų, nes, ne kasdieną leidžia tau petardas mėtyti žmonių pusę, žinai, sakykim taip. Ką pasakytum tiem, kurie išsigando taisyklių, galbūt taisyklių gausos, didelio scenarijaus, ką galėtum jam pasakyti? Turėjau milijoną klausimų prieš žaidimą, nes taisyklės prieš žaidimą perskaičiau gal 5 kartus.
visko įsidėmėti be šansų, bet labai gerai, nes pačiam briefingė papasakojo, paaiškino daug dalykų. Tada taip pat ir team leaderis, kuris pas mus buvo, irgi daug ką paaiškino, žinai, buvo aišku kai kurie niuansai, kai reikėjo organizatoriam įsiterpti, kad išsiaiškinti, žinai, iki galo, bet normalu, tokio didžio žaidimui, aš manau, čia buvo labai mažai minus. Nu, ta prasme, va tokių, kad reikėtų teisėmis įsiterpti. Ir šiaip pradžioje akis buvo didelės, nežinai, ką daryti, nes nu, tu turi kalną pasirinkimo. Ir paskui tiesiog nusprendė, okei, davai darom vieną misiją, ją padarom, tada darom kitą, o paskui gaunas, kad tu jau 3-4 misijas paėmęs, tu jau gali planuoti, žinai, kurią vat, galim bėgdami dar čia užšaukti, tada ten padaryti. Ir na, pakeliui sutinki komandos draugais, jis sako, aš ten mačiau, ten dėžė yra, reikia, žinai, atmušti. Ir tu toks tipo, okei, davai, žinai, ir varai, žinai, bet pastaba tau, jeigu galima, tai kai tu mane su mano kolega Egidijum... Negalima, kerpam, jokauti. Tai tu nufotkinai, tipo, ai, tai čia, kad įkelti internetą ir panašiai, žinai, o paskui po kažkiek laiko grįžta Egidijus ir Espo po mirties, ale ir panašiai, ir jis sako, mano ir tavo nuotraukas priešininkai turi, mūsų turi paimti nelaisvę, ir tu stoji toks respekt, tipo... Tu tai visą žaidimą galvoji, kaip čia, žinai, įsisukti, žinai, šovinių tu mažai, viską, ar eiti kovą, ar neiti. Ir dabar tu dar labiau galvoji, blemba, paimsi nelaisvę, tengi kankins, turėsi išduoti saviškių, žinai, nes tu privalai 5% sakyti tiesos, 5 melo, vis tiek turėsi pasakyti tiesos. Ir toks tada adrenalinas, atsakomybė prieš komandą, kad tu į nelaisvę negali papulti, žinai, ir panašiai. Kitko dėl to, kai žaisim šratą namais, gausim už tą nuotrauką. Nu, negi nebuvo fainas. Ne, jėga, ne. Tai sukėlė tokį, žinai, nu, tu supranti, kad tavęs ieško, žinai. Ir tada toks jausmas, kai taip žaidimas visas įsibėgėja, žinai, ten adrenalinas, viskas, nes tu vis tiek lakstai, ten judi, krūti. Ir paskui dar sužinai, kad tai esi ieško ir toks, gerai, kaip čia toliau daryti, žinai. Tai Mariau, ką galėtum pasakyti tiems, kurie dvejoja, bijo, nežinau, kaip apskritai, ką pasakytum žmonėms, kurie vis dar svarsto važiuoti, verta, neverta, kas tavęs laukia ir taip toliau iš tavo lūpų? Verta. Ne, šiaip pradžiai pačiam buvo labai baisu dėl visų taisyklių, žinai, ir panašiai. Iš tikrųjų, tos akis didelės, maliesi, bet paskui labai greit išaiškėja viskas, pagauni ritmą ir plauki po sroviui, gali prieš srovę, kaip tau patogu. Plus yra atidarytas žemėlapis, tai gaunasi, kad aš nesu per šitą visą žemėlapį tiek pravaikščios, kiek per tą dieną, nes mes pervaikščiojom per visus aukštus, per tamsius kambariukus, beieškodami, žinai, kažkokių itemų, misijų ir panašiai. Ten prožektorių išnaudoji, ta prasme, viską, ką turi, jau tada visą įrangą išnaudoji, nes turi visur pralysti ir eini 5 ir visi skirtingus kambariukus skirstosi ir panašiai. Tai dėl klausimo, ar verta varyti, tai jeigu jūs dvejojate, tai nežinau kodėl, nes kaina gera, užsiėmimas visai dienai, organizacija, kiek visko įkišta, tai yra labai daug padaryta darbo ir labai gerai jis padarytas. Ir jo, varykit, tik iš karto. Jūsų antras žaidimas bus, dabar niekam nepaslaptysiu, kad antras žaidimas bus. Aš jau žmonai sakau, mes į Tailandą turim įskristi, sakau, reikia atšaukti kelionę, man sakau žaidimas. Tai, bračiai, tai aš tik tai už tai varykit būtinai, nes tai yra, mes buvom scavengeriai, mums buvo įdomu, mes landžiojom. Kai tu esi kitoj barikados pusėje, tu gauni misijas, tu turi tikroje vietoje įeiti, tikroje vietoje išeiti, ten turėtų būti 100 kartų sunkiau ir 100 kartų įdomiau, nes šnekėjau su priešininkais ir jie sakė, kad čia visą laiką, žinai, tu nežinai, iš kurio galo ant tai atbėgs, nes pas tai ten priešininkai, ten, žinai, ir tu, nu, super, man sakau, viso žemėlapį išnaudojamas ir panašiai, man labai suėjo. Ačiū tau, Mariau, už žiauriai mielus ir nuostabius atsiliepimus, tikrai dėkoju. Gaila, kad negalėsi dalyvauti sekančiam, bet, nu ką, lauksim trečiam, tikiuosi. Gerai, ačiū tau. Pakviesk Egidijų savo komandos draugą. Egi, ateik. Sveikas, Egidijų. Bent nuotrauką. Ok. Tai buvai su Marium, žinau, kad komandai Scavengeris. Na, Mariui patiko labai tyrinėti žemėlapį. Ką radot kartu tyrinėdami?
Nu, gal pradėkim nuo to, kad visų pirma, tai buvo žiauriausias dalykas tai, kad ribotas kiekis kulkų. Tai čia labai, man asmeniškai yra tas dalykas, kad supranti, kai yra kažkoks ribotas kiekis, tu pradedi mąstyti daugiau. Taip. Kaip apeiti, kaip nueiti, žinai, ir, biškis stresiukas sukelia žaidėjų, ypač man, nežinau kaip kitiems, žinai, čia jau reikia kitų klausti, bet pradėkim nuo to, kad ėjom tyrinėti žemėlapį, nes reikia išsitirinėti, kas kur, kas kaip ir panašiai, ir, žinai, kai bėgiai, automatiškai jau toks įsijungia fazė, kad, žinai, opa, kažkas guli, žinai, arba ir žiūrim, dėžutė guli, žinai. Taip. Nu, toksai, arba bus kemas, žinai, arba čia baigia mūsų išsijokti iš mūsų ir panašiai, ir tik atidarai ten jau kulkos. Ok, tai papasako, kad man apie tą misiją man labai įdomu. Gavai šitą, kaip suprantu, iš savo vado, komandos vado užduotį, sunaikinti. Išjungti labiau. Išjungti, ne? Man labiau skamba išjungti, nes vis tiek jis įsijungia. Tai esmė tame, kad, kaip gausi, aš labiau mėgstu tokius, kaip, gauti užduotį kaip išjungimą, nes, man atrodo, žinai, net ten eiti ieškoti kažką, ten kiti mėgsta tą dalyką, aš nemėgstu asmeniškai. Aš gaunu, užduotį vieną konkretų, aš tą ir darau. Ir pakol kas aš kiek atsimenu, tai visi ir gavosi, kad man teko išjunginėti, žinai, aš tiesiog, turėjau Marių, turėjau Mešką. Meška linkėjimai tau. Tai buvo taip, kad, žinai, gavom išjungti ten tokį tolimą šiaip atstumą, ganėtinai, galim sakyti, kito žemėlapio gale ir supranti, kulko turim, visko turim, davai einam. Einam link medikų, nes pro medikus reikėjo praeiti tuo pačiu. Ir žiūrim, jau lenda, tokie kaip tarakonai, atsiprašau už žodžių negražų, aiškus. Gerai, Tai priešininkai lenda, žinai, ir mes taip jau galvojam, arba busim pastebėti, arba nebusim, žinai, plius minus susiskaičiavam, kiek jų turim. Davai, einam didelį ratą, arba busim pastebėti, arba nebusim. Kažkaip žiūrim. Sorry, kad pertrauksiu, kaip suprantu, pasalą sugalvojat, ne? Jo, čia tokia gavas kaip pasala, susitarėm, mes buvom grinai triesi, aš, Marius, Meška, žinai, triesi, kaip darom, bandom, rizikuojam, viskas, einam, ne, žiūrim, nemato mūsų. Meška sako, viskas, aš lieku, jeigu ką, ginu jūsų nugarą, mes su Marium davai staigiai išsijunginė, žinai. Ir tik girdim jau šūvį, pasipylė. Pum, žinai. Jaučiut Mešką ten nerėkdamas, kad jau gali būti, kad nebeturi kulkų, žinai. Mes taigi tik jungti lauk, jau informavom, kad išjungiam, žinai, ir davai eiti. Tai ir sėdi tokie, kaip katinėlį stovi, žiūrim, myrėm. Tai gerai, tu eini į nelaisvę, pas mus einam su mumis, žinai. Tai čia toksai buvo labiausiai mano įsimintiniausias, žinai, momentas, kur, ten toks adrenalinas. Skamba tikrai įdomi, tikrai. Jo, nes mes patys nesitikėjom, kad jie mūsų nepamatys, žinai, nes mes taip jau turim viską matyti, viską girdėti, nes, toks žaidimas, tu jeigu nematysi, tu ir pato mirsi, žinai. Taip. Tai aš, kai mėgstu tą daryti, aš stengiuosi kuo daugiau viską atkreipdėmėsi. Jeigu aš pamatysiu priešininką, aš sustosiu, aš pradėsiu su optika stebėti, kiek jų išlys, nes jis tikrai ne vieną po vieną tikrai nevaikščios. Čia yra normalu. Noriu žiūrovams pasakyti, jog vagilkos ne tiesiog žmonės apvogdavo respose ar ką, bet buvo galimybė nušovus ir kol kraujuoja žaidėjas, tol jį apieškoti ir pasimti jo resursus. Tai reiškia, tai gali būti kulkos, gali būti gydymo priemonės. Tai, kaip suprantu, mėgsti planuoti, sėkmingai įgyvendinta pasala, ne? Kaip ruošėsi prie žaidimą, ką planavai? Mes šiaip tai su Marium asmeniškai patys pasiteng su dybėlė biški, žinai, ten tokios taktikos stengiamės mokinti, žinai, kad būtų taktiškiau žaisti, o nebėlė bėgioja kaip mėsa bėgiojanti, žinai, ir tiesiog miršti. Tiesiog stengiamės tokių saudot pamokų, žinai, pasiruošti tokiam, nes čia vis tiek toks neeilinis žaidimas, kaip standartinis, žinai, kur kiekvieną kartą gali ateiti šiaip pasišaudyti, o čia toksai, kur turi strategiškai mąstyti viską, turi pasiruošti tam dalykui, kad nebėgiosi, kaip sakau, mėsa, o turi puikiai apmastyti kiekvieną savo įmonę, nes kiekviena mirtis nėra iš to naudos tavo komandos nariams. Pasakysiu taip, jūsų komandos vadas prisiminė tave, pagyrė tave ir mes jį šiandien turim studijoje. Jis dar ateis pašnekėti ir paminės, kaip gerai žaidėjai. Tai žinok, ačiū tau, kad taip gerai pasirodė žaidime, gerai praleidai laiką, kaip girdžiu. Ir lauksiu sekančiame, užsiregistravai jau? Jo, šitą jau, kai iškrito, iš karto užsiregistravau. Ačiū tau, seniai. Ačiū jums. Iki laimingai. Sveikas, Laurinai, malonu šiandien matyti. Vienintelis iš PMC, kuris išdrįso ateiti pas mus pakalbėti. Kaip jautėsi, kaip pirmas žaidimas, kokie įspūdžiai? Šiaip įspūdžiai tikrai neblogi. Šiaip buvau vedamas labai didelio smalsumo išbandyti naują modifikaciją žaidimo, nes niekada nesu matęs ar girdėjęs iš viso apie tokį žaidimo modą. Buvo įdomu pirmą kartą
pažaisti ir sužinoti, kas čia per naują žaidimo tokią strategiją. O taisyklės buvo aiškas, pats scenarius, kaip perskaitai, kaip jau teisės? Jo. Supratęs, įsigilinai, bus aišku, kas lauks. Prie žaidimą šiaip pasiskaičiau tas taisyklės, pasigilinau, iš tikrųjų dar nežinau, kurioje būtent komandai būsiu, kurioje pusėje, kaip vėliau paaiškėjo. Kai vėliau paaiškėjo, tai atsidūriau PMC, tai čia komandos, kurios scavengina ir jų... Scavengeriai atskira komanda. Kurie renka lobius, daro misijas ir jų priešininkas kaip ir buvo tie scavengeriai. Taip. Tai va, atsidūriau tokiai komandai su visiškai nepažįstamais žmonėmis, bet tai visiškai nesutrukdė, nes kažkaip tai visi ten draugiškai susitarėm ir visiškai sklandžiai ten vyko žaidimas. Iš tiesų tavo komandai, būtent PMC, buvo sudaryta iš skirtingų žmonių ir labai keista, kad visi taip gerai susivienėt ir iš tikrųjų buvo numeris 1 komanda, kuri greičiausiai atlikdavo misijas. Tai toks, žinai, kur tipo žiauriai faina, malonu ir kas čia per paslaptis, kad taip pavyko jums visiems susidirbti? Gal, manau, pagrindinis dalykas tai buvo tas tiesiog aktyvumas, kad mes jau iš pat pradžių labai noriai viską darėme, sutikome su organizatorių taisyklėmis ir darėme tas misijas ir stengiamės kuo geriau pasirodyti prieš kitas komandas, laimėti ir prieš scavengerius. Tiesiog buvo įdomu kaip ir nugalėti, surinkti ten daugiausiai pinigų ir panašiai. Tiesiog toksai kaip azartas apėmė. Aš neslėpsiu, gavau tą video iš žaidėjų, kur buvo nufilmuota kaip larpinė, labai smagu. Ir Aidas įdės ir dabar pasižiūrim video. Kankink to. Gerai. Ištardyk juos. Ištardyk, gerai. Ištardyk. Tardyk juos. Ko klausai? Nežinau. Viskas klausimai baigti. Kokia tavo mėgstamiausia spalva? Kokia? Mėlynas. Juoda. Tavo spalva, muški. Tai šitam video, kaip suprantu, tardį, ne? Jo. Bet nebuvo tokios užduoties, kažkas. Gal ir nebuvo. Nežinau, toksai žaidybinis momentas įvyko, kur tiesiog mes taip visi gerai jautėmės, visi tiesiog leidome puikiai laiką, kad tas savaime gavosi tokia kaip užduotis papildoma ir mus kadangi dar paskatino ligoninė, ta prasme, medikai, daktarai. Ir taip kažkaip viskas savaime gavosi, nieko neliptimės. Tiesiog linksma buvo ir mėgavomės tiesiog žaidimu. Ir žiūrėti buvo, kaip linksmantas, kaip gerai leidžiat laiką, ta prasme buvo kosmosas, tikrai kosmosas. Tai dabar, žinai, iš karto toks klausimas, tai gal tapsit komandą su savo tais PMC nariais? Jeigu bent vieną pažinočiau, tai būtų visai neblogai, gal susitiksim kitam žaidimui. Ar tai buvo, žinau, kad mėgsti pageiminti, pažaisti kompiuterinius žaidimus, tai? Ar kaip, ar čia buvo kažkokių sąsajų ar kažkokių panašumų, nes kaip čia įkvėptas buvo ten to kompiuterinio žaidimo, bet kaip tu pats išgyvenai šitą? Gal tu susikūrė kokį personažą savo? Kaip ir minėta buvo taisyklėse, tai viskas kaip ir tas žaidimo modas buvo pagrįstas žaidimu Tarkov, nežinau kaip tiksliai vadinasi, aš jo tiesiog nesu niekada gyvenime žaidęs, tik man pasakojo, kad mano komandos draugai pasakojo, kad jis pakankamai sunkus yra. Bet žaisdamas supratau, kad jis turi tokių elementų kaip PUBG, kaip prastas, kur tu žemėlapyje tam tikras misijas darai, tam tikrus gali rasti itemus. Tai va čia labai svarbi dalis šito žaidimo buvo ir labai įdomi iš savęs. Nes pasijauti tokiam kaip realybėje, kaip kompiuteriniam žaidime. O kaip pats susišaudimas, ne? Žinai, taip atrodo, nuvažiuoji kokius kopustėlius, tarp kitko tai yra raketinė bazė Ukmergėje, labai didelis poligonas, reikia toli vaikščioti, visur ten nueiti, pavargsti. Kaip tu šitoj vietoj pasijutai, kokie atsiliepimai būtent šitų klausimų? Taip, tai kadangi žaidėme Audėjo fabrike, tai aš tikėjausi gal net, kad mažesnis plotas bus, nes visą laiką ten žaidimai mažesnėme plote buvo. Bet kai dabar atvažiavome, buvo jau atidaryta žymiai didesnė dalis žemėlapio ir mes galėjome laisviau po jį visur vaikščioti, tačiau nebuvo taip
tokie dideli atstumai, kad reikėtų vaikščioti ten valandas ir nesutiktum jokių kito būrio ar kitų žmonių, ar nerastum kokio nors lūto, kur ten mėtėsi. Ir tai buvo labai geras dalykas, nes tau per ilgai nereikėjo vaikščioti, kaip tarkim, mes buvom visi turbūt raketiniai bazėje Kopūstėlių ir ten labai dideli atstumai. Ten turbūt linksma tik tada, kai tave parveža ir nuveža iki kovos. Jo. Tai čia tas linksma buvo, kad tu pakankamai dažnai sutinki kokį nors kitą būrį arba kitų žmonių ir vyksta susišaudimai, kas irgi labai linksma, ta prasme, nes tu vis tiek į Airsoftą atvažiuoji linksmai praleisti laiką, pasišaudyti vienas į kitą ir panašiai. Jo, Marius iš tikrųjų minėjo, kad turi mažai šovinių dėtuviai, mato toli, praeina turbūt kažkokia PMC komanda, vieną iššauna, patikrina, žinai, ir sako, blemba, neverta dabar lysti, nes mums net ten nereikia. Tai toks pasirinkimo laisvė ir šitame, man atrodo, ne, pasirodė. Kadangi plus ir dar labai mažai šovinių turėjom visi, ypač iš pradžių, tai tu labai tave privertė labai galvoti, ar tu tikrai nori šauti, ar iš vis dašausi, ar pataikysi, tai toksai labai ramiai viską žiūrėjai. Ir tarp komandos turėjai apsiskaičiuoti, kiek kas turi ten tų šovinių, kad vienas nebūtų iš vis be šovinių, arba, reikėjo pasidalinti iš esmės, tokį bendrą kažkokį šovinių biudžetą turėti. Okay. Tai gerai, paskutinis klausimas tau, ne, ir nuoširdžiai pasakyk, kodėl verta? Ką pasakytum tiem, kurie dvejoja, nenori, galų gale tingi? Manau, kad tikrai verta. Nes kurie ypač prijaučiantis yra kompiuteriniams žaidimams, tikrai manau, kad ras daug sąsajų su kompiuteriniais žaidimais, jeigu jiem ypač patinka tokie žaidimai kaip Tarkovas, tas pats RRS, tas PUBG, paįvairins tikrai tą paletę iš vis Airsoft žaidimų, nes gal tiesiog žmonėm kartais pripranta tiesiog prie tų pačių žaidimų ir visą laiką tas pats per tą patį sukasi, gal jam ir gerai kai kuriem, bet aš manau, man bent jau tokiam žmogui kaip aš, man įdomu išbandyti naujoves, naujų žaidimo modus ir tikrai, manau, puikiai praleisit laiką, grįšit išsikrovę ir patenkinti turbūt po šito žaidimo, nes tikrai praleisit laiką gerai. Aš tau turiu gerų naujienų, tai žinai, turbūt. O gal girdėjai? Jau girdėjau, gal. Girdėjai, neganda. Tai va, gruodžio 1 dieną bus antra Extraction'o dalis ir kviečiu sudalyvauti, nemokamai. Atsiliepimas, žaidimas. Susilyginam, labai lauksiu, labai norėčiau, kad vėl prisijungtum. Tikiuosi, gal su tais pačiais žaidėjais, aš tikiuosi, žinai, sukurs komanda kas nors, kaip sėkmės istorija, žinai, ir dar kažkas. Bet gerai, ačiū tau, Laurynai, labai sėkmės, pasimatysim žaidimuose. Fun fact, jog sumušėm daugiausia ir geriausių atsiliepimų per renginį kiekį. Ir visų šitų atsiliepimų nebūtų buvę, jeigu ne mūsų sekantys svečiai. Svečiai, prisistatykit. Mes esame entuziastų grupė, organizatorių ir entuziastai, jeigu tiksliau, aš esu Žalias, čia yra Fanatikas. Mes esame iš Mosquitos Games organizacijos ir darom kitokius žaidimus. O noriu kokių porą žodžių dar pridėti. Tylasis kardinolė mūsų. Vienintelis apsirengęs tai. Pasiruošiau, kaip ir buvau žaidime, tai žinai. Okay. Jo, tai stengiamės daryti žaidimus įdomesnius, ne tokius, kur tiesiog galima pasišaudyti, o labiau tokio su scenarijum, su kažkokiu tikslu, kad būtų žmonėms įdomiau, ir pasisemti kažkokios naujos patirties ir patiems žaidėjams, ir mums įdomu visada. O Airsoft Punks, kaip ir žinot, organizuoja susišaudimo žaidimus. Paprastai atvažiuoja išsikraut, pasišaudai, išvažiuoja. Tai sugalvojom padaryti kolabą, sėkmingą kolabą, tarp tų, kurie susišaudo ir tų, tarp kurių žaidžia, larpina ir taip toliau. Ir man atrodo, mes tikrai turim sėkmingą renginį. Tai kaip jautėtės? Kokios emocijos? Pradėkime nuo tavęs, Žalias. Šiaip viskas gerai. Aš manau, kad pats žaidimas kaip ir pavyko. Labai patiko, kad buvo vien naujokai, bet jie labai gerai susižaidė. Ta prasme, matėsi emocijos, kas yra svarbiausia, žmonių emocijos. Ir mūsų buvo tikslas biškutį įmes žmonės kaip sakoma, į tą nepatogią situaciją ir jie tada sukasi, jie kažką daro ir jau kaip ir žaidėjai pasakoja, buvo visokių įdomiausių situacijų. O kaip ponas Fanatikas? Ar bijojai, ar buvai jaudinaisi prieš? Taip, jaudinausi iš tikrųjų. Visų pirma, niekam nepaslaptis, kad sunkiai registracijos pradžioje.
Tai irgi ir jau likus nedaug dienų, na iš tikrųjų ten irgi ir pas truputį susimaišiau, nes galvojau, kad kur kas daugiau turime laiko pasiruošimo ir dar buvo kai kurių planų pasidaryti, kai ką daugiau. Ir jau žiūriu, kad lieka netiek daug dienų, ten apie gal 4 dienos iki renginio. Pasižiūri kalendorių, kad jo, šį šeštadienį jau vyks. Tai pasižiūrėjau tuo metu dar ir registracijų sąrašą, kažkaip tai nedaug. Na ir tada vėlgi, jo stresas. Paskutinio momento irgi ten. Ketvirtadienį Ir pasirašiau. turbūt galvoji, ko čia žalias, jis man rašinėja kiekvieną dieną. Ne tiek daug įrašinėjau iš tikrųjų. Bet irgi tada su žaliu greitai nulėkiam, dar daiktų pasidėti, pasiruošti truputį poligoną. Tai buvo ketvirtadienis. Jo, ketvirtadienį. Ir dar buvo pas mus tadagi ir klausimas, ar įvyks žaidimas, ar prisirinks tas minimalus kiekis žaidėjų, kad galima būtų ką nors padaryti. Bet įvyko. Jo, mes turėjom tą pokalbį tokį, susiskambinimą, ką darysim, jeigu nesusirinks. Nes jau vieną kartą buvom nukėlę. Tai taip, ir ko tie žaidėjai bijo? Nu jo, pas mus atvažiavo pasišaudyti, dabar tokia krūva taisyklių, ką daryti, kaip girdėti iš atsiliepimų. Žmonės pergyveno, bijojo, tiem, kuriem buvo smalsumas daugiau už baimę, tie atvažiavo ir nepasigailėjo. Tai iš tikrųjų džiaugiuosi, kad vis tiek įvyko, kad pavyko. Gerai, dėl pavykimo, ne? Tai kaip tas mūsų pirmas blynas? Valgomas? Tai pavyko, ne, viskas tvarko, yra esmė tame. Mes, aišku, pradėjom žaidimą iš anksčiau, nes mes jau dėjom daiktus ten kažkaip ketvirtadienį vakare ir taip toliau. Čia yra organizatorių duona. Kad tu jau pradedi žaidimą gal net mėnesį anksčiau, nes tu galvoji, kas bus ir kaip bus, dėliojas visą scenarijų. Ir po to matai, kaip žaidėjai atvažiuoja, prasideda judesys ir kaip kažkada tau pasakojo Šarūnai, kad tyli telefonas, tyli racija, reiškia, viskas vyksta gerai. Tada jau galėjai pagerti kavytės, arbatos, atsigerti dar kažką ir savo laukti, kas bus toliau. Iš tikrųjų, aš irgi galvojau pradžiai, kad nebus kam to blyno valgyti, nes jau tų 22 žmonės taip minimaliai, bet taip puikiai viskas praėjo, aš tai ir galvoju, taip, Ir šiaip buvo tokių neplanuotų akimirkų, ne? Neturėjai būti scavengerių vadas, bet girdėjau atsiliepimus, koks geras vadas, gerai pasirodė. Kas čia įvyko, kaip čia paskutinės minutės vadu tapai? Na, gal ne paskutiniam minutėm iš tikro, bet jo, planuose buvo kaip įprastai kažkokį žmogų jau, taip sakant, pasodinti tas pareigas, bet neradome žmogaus ilgai, nes irgi pas kitus žaidėjus, pas pažįstamus, kas galėtų eiti į tą rolę ir planų atsirasdavo, kažkas negalėjo ir panašiai. Galiausiai neradome, tai galvoju, okei. Galiu iš bėdos aš pabūti, tai jo, malonu iš žaidėjus išgirsti tiek atsiliepimo, irgi patiko vadovauti. Na ir buvo truputį to streso, kadangi pagal planus galvojau, kad įprastais dalykais organizaciniais užsiimsiu. Kadangi jau buvo nuspręsta, tai gerai, atvykau, greitai ten susiruošėm, ne tiek daug laiko ir turėjom iš tikrųjų tada iš šeštadienį, bet spėjom kažkaip pasidaryti, atsidariau dar scenarių, perskaičiau dar kartą, pasižiūrėjau, viskas tvarko, viskas aišku, žiūriu po to į laiką, dar lieka laiko iki briefingo, o jau viskas padaryta. Jo, iš tikrųjų, buvo kosmosas kaip laiku ir viską tvarkingai pasileidom. Iš tikrųjų, tas žaidimas žaidime yra labai svarbus. Čia jau Žalias žino šitą schemą, kaip padaryti, kad žmonės įsitrauktų. Tai žinau, kad paruoš dar įdomesnių dalykų ir sugalvos. Ne, tai žinai, kaip visą laiką. Reikia sukurti tam tikrą situaciją, kur žmogus turės pasirinkimą. Arba neturės jo pasirinkimą, turės būti priverstas tai padaryti. Ir visuose LARP žaidimuose tai stengiamės vėlgi kažkokį netikėtumą įvest, kažkokią avantūrą, galbūt su pačiais priekeiviais arba su, kaip vadina kompiuteriniuose žaidimuose, NPC, kad jie kažkaip tam pavadovautų, sureguliuotų ir sukurtų tam tikras, gal net ir konfliktinės situacijas, o galbūt tiesiog kažkokį
kalambūrą. Žodžiu, tai įvairiausių situacijų galima prisigalvoti, galima jas strateguoti. Aišku, svarbu, kad žaidėjai pasinertų ir tai darytų. Nes jeigu pasakys žmogus, kad taip, aš noriu, ne, nu tai bus, žinom, kad bus biški neįdomu, biškutė. Jo, aš nepamiršiu, kada sakei, kad negalima stabdyti žaidėjų. Negalima, jeigu jau jie pagavo tą vaibą ir jau nori kažką daro, suka savo ten tas varkės, kitaip žaidžia, tu sakai, ne, sustokit, hebra, ne, taip turim žaisti. Neveikia. Tai ir yra tokių pavyzdžių, yra tikrai nemažai, kada, tarkim, vyksta ne pagal scenarijų, organizatorius biškutį pasimeta tą momentą ir prasideda tokie reguliavimai. Dabar jūs čia negalėjot būti, jūs turėjot būti tam taške, bet ne, aš tiesiog vis tiek manau, kad žaidėjai kūrė žaidimus, būtent ir LARP stiliaus, ir netgi ir visus kitus. Jeigu mes šiek tiek įdėsim to lašo kažkokio pasirinkimo ir savo improvizacijų, tai žaidėjai tikrai nenuvils. Ir dažniausiai išsisuka, tada jau tu turi kaip organizatorius bus lankstesnis tam, kad galėtum sureguliuoti. Galbūt toje vietoje dar galima kažką iš savęs dadėti tam žaidėjam, kad tai kažkokia paskata ir jis ten jau šauna ir bėga ir jis jau nepetauja ir negeria. Apie improvizacijas. Žinau, kad mūsų Scavengerių vadą improvizacija užklupo Lidle. Kas buvo? Papasakok. Lidle. Ne, tai smulkmena, kai jau žinau, kad būsiu Scavengerių vadu, norėjusi kažkokią tokią dar papildomai kvestą padaryti nuo savęs, tokį nestandartinį gal. Iš tikrųjų, pradžioje galvojau gal nealkoholinio alaus pasiimti, bet po to galvoju, nebus taip šilta, šalto nelabai gal norėsis gerti, bet po to galvoju, žiūriu energetinis gėrimas. O, gera idėja. Tai pasiėmiau, nežinau kiek tenais, gal 15-16 skardinių ir tilpo jos puikiai į metalinę amo dėžę, va tokią kaip čia turim. Užklijavau, atidaviau terapeutui, užrašiau scavengeriams, pasakiau, atneš reikimus dalykus, atiduosi šitą, kad atneštų į bazę. Tai va, tai pradžioje, aišku, ten turėjau ir kitų užduočių, bet po to, žiūriu, jau reikia paįvairinti, daviau questą nunešti mėgintuvėlius terapeutams, kad padarytų eksperimentų savo tenais. Ir jeigu kažką duos, tai tegul atneša čia, bet būtinai, kad neprarastų, nes labai svarbus krovinys. Tai nubėgo, atnešė, bet labai greitai jam pasisekė. Iš pradžio galvoju, kad, tiesiog dėžutė. Truputį sunkesnė negu kitos, bet dėžė ir tiek. Tiesiog nešiau dėžės, bet ne. Nuplėšiau tą jau izoliacinį juostą, atidariau tą dėžę, kai pamatė, tai jau buvo labai laimingas. Jau tikrai ne veltui bėgo, nešė ir viską atnešė jau į vietą. Tai turėjo ką išgert žaidėjai žaidimo metu, be kavos, be arbatos, bet kažką tokio įdomesnio. Ja, iš tikrųjų, tos tokios mažos smulkmenos, neplanuotos, improvizuotos, daugiausia tų emocijų ir sukuria žaidėjam ir tą visą žaidimo atmosferą pagyvina. Iš tikrųjų ir mūsų PMC komandai, šiuo atveju buvau aš PMC komandai ir Žalias. Ir jau Hebra sako, mums atsibodo nešioti tas dėžes. Na, aš galvoju, tai padarom įkaitų medžioklę. Na, jau pas Scavengerius, jeigu prisimenat atsiliepimė, Marius buvo, kad nufotkino šiuos, atnešu ir sakau, PMC, dabar reikia sumedžioti mums tuos Scavengerius. Ir viskas gerai. Jie atveda man iš tikrųjų tą sumedžiotą įkaitų paimtą Scavengerį, o aš nesugalvau, ką daryti toliau. Žiūriu į Žalį, sakau, o tai ką dabar darom? Gerai atvedė. Tardykit, o ką tardyti? Ką klausti, tai šitoj vietoje aš tiesiog labai džiaugiuosi, kad mane išgelbėjai ir sutikai išpirką, nes dabar sakau, tai dabar išpirkas nori, skalbėjai su žaidėjais, susitariai planą ir iš to iš viso gavosi atskira istorija, pabaiga, motivacija, dėl ko kas įvyko, apsisuko, tai tarsi kosmosas kaip viena smulkmena, kurią, padarykim.
kad būtų biškai įdomiau. Matai, ir nuveda kažkur kitur ir visai kitokį rezultatą. Kai tu matėjai iš šono žalės, kaip visą tai atrodė, kai aš pasimečiau ir tai stovi tas žmogus, tai kiek man čia laukti su šitam rankom? Sako, iš mane pusę valandos galite laikyti. Šiaip iš tikrųjų buvo taisyklės, taip, buvo 15 minučių jie turėjo įvesti ir 15 minučių tu galėjo tardyti. Aišku, tas įvyko vedimas dar kokį pusę valandos tikriausiai ir pusę valandos jį dar laikė ir galvoja, ką čia su juo daryti. Pagal taisyklės aš kaip organizatorius galėjau pasakyti tik vieną dalyką. Imkite ir jį, tipo, padarykite jam galą. Taip ir paleidžiu. Bet gerai, kad žmogus sužaidė, šiek tiek įsijutė, pamatė, kad jis ne tik savo gali žaidimą padaryti, bet ir gali šiek tiek kitiem padaryti žaidimą. Tada jisai sutiko, kad jisai šiek tiek ilgiau pabūs to įkaitų ir ten susikontaktuos su vadu ir darys kažkokią išpirkos operaciją, kas ir įvyko šitam momentui. Bet kaip sakau, taisyklės mes negalėjom laikyti, tik tai, kaip sakoma, gero žmogaus, gera valia ir jis padarė tokią istoriją. Jo, iš tikrųjų, aš prisimenu, jau veda tą įkaitą, ten kažkas nepavyko, bam, pradeda norėti, sako, viskas. Užsirovė tas Scavengerių vadas, kažką sukalbėjo ne taip ir jau dabar einam imti vadą. Aš stoviu taip, negalima. Dar liko 3 valandos žaidimų, o jūs pagrindinę torto vyšnę valgot ir tada aš noriu stabdyti, žalia sako, negalima. Dabar jau žinau, kad negalima iš tikrųjų. Ir vis tiek jie ėjo, ne? Sakiau, negalima, nereikia, gal jūs nori dar kažką. Bet jie ėjo pas ten. Nu, papasako, kaip ten buvo. Ten gal ne taip ir suplanuota buvo, kad mane paimtų įkaitų. Kito žaidėjo ieškojo iš tikrųjų. Okay. Bet mes tada buvom, man atrodo, dviese pas mus bazė, o jų atėjo ten, nesimatė galo. Tai, na tikrai mes ten neatsišaudytume prieš jos, tai jau galvojau, kažką reikia tarti su jais. Sako, to ir to ieškau. Sako, nėra čia to. Sako, ne, mums reikia viskas. Ir taikusi, išeinu be ginklo, sakau, tai ateikit, tegul vienas ateina, nieko nebus, jūsų daug vis tiek, pasikalbam. Atėjo pasikalbėti, bet galiausiai mane paėmė įkaitą. Iš tikrųjų nelabai norėjau šitos istorijos pasakoti, truputį tenais gal neteisingai kažkur pasielgiau, gavau malkų nuo žalio, aišku. Ir tai būna, ir organizatoriai gali klysti. Tai paėmė įkaito, nusivedė. Aišku, mūsiškis vienas liko ir jau operacijas visus kviečia, kad vadą čia paėmė į nelaisvę, čia reikia vaduoti vadą. Ir pusiaukelį, netgi pusiaukelės iš tikrųjų nedėjom, jau susišaudimas prasidėjo ir galiausiai gavosi, kad PMC grupė, kurie mane paėmė įkaitų iš vienos pusės, iš galo maniškiai, o aš per vidurį stoviu. O jie šaudosi. Man baisu iš tikrųjų, buvo, kad tai mane... Gyvas skydas. Na, taip. Į vadą nešaudysit, ne? Jo, tai buvo tokių, kurie tik vadą nešaudėkė, bet vis tiek buvo baisu, sakau, tai PMC grupė, sakau, tai darykit ką nors, tai mane to sušaudys čia iš abiejų pusės, sako, tai nueik į šoną. Tai nuėjau truputį iš šoną. Sakau, vis tiek mane šaudo, tai nueik pasislėpk tenai, toliau. Tai po truputį slinkausi. Galiausiai žiūri, jau nekreipiai mane dėmesio, galvoju, tai čia taip pat eik į šoną ir galėčiau pabėgti, bet neįdomu bus. Žiūriu, didesnė PMC grupė jau nuėjo, nes netoli buvo terapeutų tą būdelę. Nuėjo pas terapeutus, ten pusė jų jau buvo sužaloti tikriausiai. Tai aš galvoju, na gerai, nueisiu aš irgi pas terapeutus, ten pasižiūrėsiu, kaip jie ten gyvena, pasikalbėsiu. Ateinu, PMC grupė visą sėdė, nueinu prie terapeuto, atsisėdu, žiūriu, ginklas guli, pistoletas ant stalo toks. Galiu? Gali. Pasiėmiau, pasižiūrėjau. Gerai, tai aš pasinaudosiu. Išeinu su to į ginklų, pagaunu žmogų, kuris stovi šalia, paimu į nelaisvę, grįžtu pas save į bazę. Aišku, jau pasakau tam žmogų, kad daugiau čia nebeateitų, nes bus blogai ir jam dovanoju tą gyvybę. Bet sakau, kad jau atgal nežiūrėtų, tiesiog tiesiai eini ir būsi gyvas.
ką padarysim įdomiau negu šį kartą. Kas dar papildomai laukia? Buvo daiktų nešiojimas, buvo įkaitų ėmimas. Žinau, kad visų artefaktų, kurios sugalvojai, nespėjai padaryti, bet nespėjai mes dėl to, kad anksčiau tam sužinojai, kad anksčiau žaidimas, tai turi dar tų idėjų. Tai gal abudu pasakykit, ką dar naujo galės gauti žaidėjai atvažiavę. Arba kodėl verta atvaryti ir ko tikėtis, nežinau, taip spirgu. Iš tikrųjų, mes vieną dalyką nepadarėm, mes nepadarėm bendro kanalo žaidėjom ir visiems NPC, kad jie būtų vienoje bendroje vietoje ir galėtų pasiklausyti, gal net tarpusavį kažką pasišnekėti. Nes buvo gausi taip, kad organizatorių kanale terapeutas su Bariga aiškintųsi santykius pastovi. Ir žmonės girdėdavo tada, kada tas šalia su racijos stovėtų. Tai vat mūsų tokia klaidelė mini, bet šitą pataisysim, padarysim bendrą kanalą, kur galima bus galbūt ir kažkokias susitikti su scavengeriais, kažkokį santykių pasiaiškinti, dar kažką. Manau, kad bus tokių momentų, kada reikės pasirinkimo, tarkim, daugiau, bet tokio aiškaus pasirinkimo, tarkim. Arba einu pas tą, ten parduodu, ten gaunu kažką, arba pas tą einu kitką gaunu, bet galiu tada būti vienam nelojalus, o kitam lojalus. Lemiami pasirinkimai, taip? Taip, tiesiog norisi to gal daugiau, nes matosi, kad žmonėm patinka. Iš tikrųjų, užsivedę buvo dauguma. Daryti. Kas daugiau itemų tikriausiai atsiras. Taip, aš tikiuosi, kad bus daugiau žmonių ir da bus tikslas tos darys itemus, nes ne visus rado. Kaip ir sakė Šarūnas prieš tai, kad netgi Hebra sakė, mes jau nebenorim nešioti, bet dar liko. Ir dar vienas dalykas, taip pat galbūt atsiras nauji personažai. Galbūt. Nežadu kol kas, bet gali būti, kad atsiras kažkas kitas. Aišku, mes ir nežinom. Gal, vis tiek žiūrime taip, kaip į atskirą gyvenimą, kur žmonės tomis sąlygomis gyvena. Tai gal kažkas iš kažkur užeis, ten infiltruosis, dar kažką padarys. Tai mes irgi negalim to žinoti. Ateinam, žaidimas prasideda, o čia kažkoks naujas personažas gyvena. Man iškart toks vaizdas sakysi, kad organizatoriai pasirūpina smėlio dėže ir žaisliukais, o patys žaidėjai jau stato, lipdo, kaso, jau kaip tik nori. Tai žadam sekantį kartą daugiau žaisliukų, ne? Gal didesnė truputį. Smėlio dėžės. Smėlio dėžės mes poligoną neišplėsim, nes ten kaimynus išversim. Bet šiaip iš tikrųjų poligonas yra labai dėkingas, jisai labai atmosferinis. Mes dar padarėm tų plakatų lokacijose, kad būtų biškutį tos tokias atmosferas, kad žmonės pajaustų. Ir patys Barigas, tarkim, ten kalbėjo, tai pakimė tokie visą laiką, ten kažkas nesąmonė šnekėdavo. Terapeutai ten kažkokius eksperimentus statė ir šiaip gal kažkas kosmosus, apie kosmoso platybės ten galėjo šnekėti. Tai, stengiamės padaryti tai, kad pasijaus tikrai tam pačiam žaidime ir kad tu įsijaustum, bet tai galėtum varyti su Hebra, va čia varom pas tos, ten tą paimsim, tie biškai ten grybauja, dar nevarom ir taip toliau. Bet dar vienas svarbus dalykas, ne visus extraction pointus net rado. Taip, tikrai. Ir kas reiškia, kažkur nevaikšto arba reikia pasunkinti išėjimą su extraction point, gal buvo per lengva būtent tą momentą, žinai. Tai galvojam irgi dėl tų extraction pointų kažką įdomiau sugalvoti, kad nebūtų taip paprasta, bent jau žaidimo pradžioje. Tarkim, buvo šitam žaidime ribojamas šovinių kiekis, dabar irgi tikriausiai bus tas šovinių kiekis. Žinau, labai gerai suveikia. Bet padarysim ir šiek tiek sunkiau su extraction pointais. Kaip jums pats kalebas su mumis Airsoft Punksais, ne? Ko tikėtis, ar tikėtis tai, ko gavot, patinka? Jeigu antrą žaidimą darom, tai reiškia viskas gerai, ne? Aš nusifilmavau viską. Žinau, kad buvai pavargęs po Aziją, ne? Sakai, kad buvai toks... Kaip? Jo, šiemet jau visiškai nesinorėjo. Galbūt ten link metų pabaigos kažką tai daryti, nes Oasis, ilgas žaidimas buvo pas mus, nelengvai praėjo tos visos dienos ir po to dar, aišku, žaidėjai išvažiuoja, organizatoriai dar turi viską susitvarkyti, išsivežti ir panašiai, tai jo.
be jėgų jau buvau grįžęs, bet gavau žinių iš Žalio, kad čia ir Softpunksai nori kažką bendro padaryti. Nori larpo. Reikia padėti. Tai planavom, ilgai planavom, kad susitiks. Taip. Susitikom, tada aprodė žemėlapį visą lokaciją, tai buvo wow. Iš tikrųjų, man asmeniškai Girdit? Wow, žemėlapis. Jo. Nes... Dėdam kaip antrašio title. Pasakė, wow, koks žemėlapis. Taip, tai kai pasižiūrėjau į tuos visus praėjimus, į tuos visus pastatus, iš karto daug idėjų kilo, ką daryti, kaip galima išnaudoti, tai aišku, norisi dabar kuo daugiau pasinaudoti, nes daug visko galime jame padaryti. Kas be ko, tai poligonas nėra labai saugus, tuo metu, kai pamatėm, tai labai daug darbo reikėjo dar įdėti, kad galima būtų. Jau tik nereikia. Lifto šachtos buvo uždarytos, šuliniai visi uždėti padangom. Jeigu padangos netinka, tai padarėm ten tos tokius stogelius. Barikadas. Ja. Taip, tai padarėm, tai kur kas saugiau dabar yra. Taip. Ir laiptinės buvo nušluotos irgi. Šlavėm, tikrai tai darėm. Taip. Tai dėl saugumo, tai dabar jau... tik nukris, kai nulips laiptais. Iki laiptų praėjimai dar nenušluoti. Bet vis tiek, visi žinom, kad kas čia per užsiėmimas, žinome ir kitos poligonos, ir netokiose teko žaisti žmonėmis. Vis tiek visiems reikia žiūrėti, kur einam, žiūrėti po kojom, nes ir lygioje vietoje gali susišluoti. Tai jo. Bet dabar dar turime daryti, manau, nes sunkiai būtų išnaudoti viską per 2 žaidimus. Gal dar reikėtų. Tikrai, labai džiugiuosi tavo žodžiais. Linkiu, kad tavo žodžiai įsipildytų, nes labai noriu. Žalias, o kaip tu, ką tu pasakysi? Ne, iš tikrųjų viskas labai sklandžiai vyko. Man iš tikrųjų patiko, kad aš atsivežiau tos senius ir atėjo visi kiti nauji. Ir su tais naujais žaidėjais aš iš tikrųjų, kaip ir sakau, yra labai smagu, kad žmogui patinka, dega akis, netgi atėjo po žaidimą ir padėkoja tavo asmenį, tai yra labai motyvuoja daryti kažką daugiau ir tęsti tą dalyką, reiškia viskas ok. Tiesiog sakau, kaip norėtųsi šiek tiek daugiau žmonių, bet nesinori ten 100, nes ten tiesiog tikriausiai, kad netilpsim. Okay. O padarėm namų darbus, tai ką sutarėm, ar buvo sėkmingas mūsų kolabas? Ne apie patį žaidimą, žinai, bet apskritai kaip Softpunksai. Žinom, kad mėgsta mus labai Discordas, ne? Kad, čia kaip mane sakė, komersantas. Aš prisimenu. Komersantas, kuris ir šluoja, ir tvarko, ir daro, ir kviečia, ir nori kažką gerą padaryti. Ne, tai iš tikrųjų... Pagirk mus, prašau. Iš principo viskas pavyko. Aš tiesiog esu toks žmogus, aš mėgstu viską iš anksto. Aš užtat scenarijų susirašau ir man galva neskauda mėnesį prieš renginį. Tai gal biškutį greičiau viskas būtų, jeigu būtų kai kurie taškai sudėti greičiau, būtų geriau. Tai čia pasitaisim. Bet mes tave paspausim. Dabar nebebūsiu vienas iš Softpunksų, prisijungs ir Eimantas prie organizavimo žaidimo, tai įsijungs turbūt ir Aidas už kameros. Tai ok. Ar turi dar kokį baigiamąjį žodį? Norit pasakyti? Tik, man atrodo, jau tiek visko daug papasakojom. Aišku, laukiame visų, kad atvyktų į sekantį renginį. Bus daugiau veiksmo. Aišku, jeigu bus daugiau žmonių, tai to veiksmo dar daugiau bus. Bus, kaip jau minėjai, žmonės laukia, nori daugiau kažkokių daiktų, kuriuos galima surasti. Tikrai bus daugiau daiktų, kuriuos galima surasti. Galbūt daugiau ir questų, aišku, kadangi daugiau itemų. Ir ne tik nešiojimo, o nešiojimo dėl kažko. Bet, visų paslapčių tikrai nesakysiu, nebent Žalias nori kažką atskleisti. Tai iš tikrųjų norėčiau padėkoti ir žaidėjam, ir Šarūnų, ir Softpunksam, ir Moskitosam, kurie didelę dalį žaidimo pasiėmė ir padarė fanatikui, kad jis kažkur pasiėmė personažą ir netikėtai pakeitė jį. Aš irgi
kartais ir pats užsiemu kažkokių dalykų, bet vėlgi esu labiau mėgėjas tiesiog viską koordinuoti ir žiūrėti, kas vyksta. Kaip ir sakiau, kada viskas ramu, labai gerai ir gražu. Tai, kaip sakau, dėkui jums visiems, kas dalyvavo. Tikrai smagu už atsiliepimus, kurias palikot. Mums vis dėlto tai nestaigmena. Mes pripratę, mums čia įprasta. Čia panksai, tik atsiliepimus. O jas vėl atsiliepimus geras. Tai dėkui visiems, kaip sakoma, už jūsų palaikymą. Ir kaip ir labai smagu iš tikrųjų, kad daro tokius dalykus, nes bendruomeniai reikia daugiau netgi tokių podcastų, kaip dabar darom ir viso kito. Ta prasme, netgi, kaip ir sakau, kažkada tau sakiau, skambinomės ir sakiau, kad reikia padėti jauniem organizatoriam ir duoti šiek tiek patirties, nes mes galbūt kažkada mesim tą hobį ir įsinešim tada tą patirtį kažkur su savim. O dabar tiesiog dalinamės su jumis, kad jūs tobulėtumėt ir gerėtumėt. Nu, atsiprašau, tarp mūsų tik tai 6 metų skirtumas. Jaunimai jisai moka, bet iš tikrųjų didesnę patirtį tikrai tu turi. Labai ačiū tau ir visai komandai, kad nepabijojot, atėjot, padėjot ir padarėm tikrai žiauriai gerai ir skanų valgomą blyną. Aš labai nekantrauju sekančio žaidimo, labai laukiu, galbūt būsi NPC, labai noriu, bet ir žaist noriu, nežinau, plėšausi, grinai. Aš to galiu pasakyti, tu būsi NPC. Gerai. Jau nuspręs. Oi, kaip gerai. Ačiū, gerai. Ačiū, kad atėjot, nepabijojot ir dar iki sekančių podcastų, ne? Paaiškinti, kas yra larpas, kaip tai daroma, kokie ten naudos ir taip toliau. Esu matęs tokių podcastų, bet reikėtų gal visai atnaujinti. Malonu? Malonu, kad atvarėt. Iki kitų kartų. Tai ačiū visiems žiūrėjusiems, ačiū visiems klaususiems. Tikiuosi pavyko suprasti, pajausti, koks buvo mūsų tas pirmasis Extraction žaidimas. Ir noriu priminti, jog laukime jūsų mūsų sekančiame renginyje gruodžio 1 dieną į Extraction 2. Susimatom ten. Žinai, kokį sakinį buvau pasirašęs užbaigti mūsų podcastą su jumis? Iš tiesų, puikus ir teisingi žodžiai, tinkantis užbaigti mūsų podcastą. Ačiū Andriau ir Jaroslavai, kad atėjo. Lemano, aš pats jaudinuosi, antras podcastas, aš jau susirgau žvaigždžių liga, išgyjau ir vėl dabar stresuoju, tai visa kosmosas. Žiūrėsi, patiko? Kaip galvoji, bus geras? Nuobodu. Nuobodu? Sėdim 3 valandas, po 3 valandas sako, žinok, buvo nuobodu. Aš iškirpsiu. Ir ką paliksi? Nu, ką žinau, 8 pabaigas nukirpsiu, paliksiu vieną kažką. Žinai ką, palik tik ten, kur mus giria. Ne, man vis tiek, jeigu iš tikrųjų, tai... Nu, ne, į galą gal pradėjo aiškėti, kad tipo faina. Nes pradžioje tai galvoju, nu vis tiek, meluoja. Už pinigus kalba tu. Ne, tikrai nieko nemokėjau. Aš tikimu. Neduodu. Ne, man didžiausias klausimas, aišku, aš negalėjau dalyvauti, nes negalėjau dalyvauti. Gėda pelėda? Jo, tiesiog, ne, yra svarbesnių gyvenime reikalų negu žaidimas. Žinoma. Bet apie tai, kad man visą laiką atrodė, kad per mažai veiksmo. Lyginant su šiaip CQB žaidimų paprastų kažkokiu tai valandiniu, atrodo, boring. Gal juokauju? Ne, tai aš sakau, kaip man atrodo. Kiek? 24 000 žygių susirinkau. Nežaisdamas, aš vakare rachitiniam kojom vaikščiau, nes pritryniau užpakalį turbūt. Ir labai skaudėjau vaikščiau. Aš noriu namo, ne? Ir tu nori namo. Gerai, viskas. Sekantį kartą bus geresni podcastai. Ir dabar žiūrėk, 3, 2, 1.